Medinė Anapolis koplyčia pastatyta 1888 metais. Kapinių koplyčioje būta altoriaus, bokšteliai varpų, kad Pirmąjį pasaulinį karą metais pasisavino vokiečių kariuomenė. Kapinių tvora gausėjant palaidojimų nekart perstatyta. Žinom, kad buvo išmūryta 1922 metais, o po metų kapinės išplės ir pašventintas 23 metais gegužės 27 dieną parapijai vizitavusi Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. Sovietmečiu koplyčia buvo menkai prižiūrima, tarnavo sandėlių laidojimų reikmenims. Vėliau kiek patvarkyta. Išliko originalus altoriaus fragmentas, nedidelis varpas, stogas smailis kryžius. Atgimimo metas remontuojant bažnyčią, laikytas pamaldas, pastatant nešiojimo altoriną. 2010 metais oficialiai registruoti Anapolis Švento Archangelo Mykolo parapijų, o 2011 metais suteiks visų šventųjų titulus.